daug žmonių labai tą turi. Aš nuo vaikystės galvodavau apie savižudybę, aš tiesiog. Man paskui net keista, žinai, aš pradėjau, žinai, pavaisi, pradėjau kitų žmonių. Kai žmogus sako, kad jis niekada negalvoja apie savižudybę, man kaip keista, žinai. Tiesiog nuo vaikystės ankstyvos galvodavau apie savižudybę. Labai daug žmonės turi šitą. Ir kodėl tai? Nu, aš tai galvodavau. Nes nelaimingi žmonės. Nu, kalbų nėra. Aš kaip tik nelaiminga, žinai, pasijusdavau, žinai, mane nuskriaudavau, kas nors, žinai, meilės stygius ar ko, žinai, dėmesį stygius. Tai įjungti sąbairis. Tai mechanika gaunasi paprasta. Aš sakau, kad aš nenoriu vien tada iškart. Aš iškart jungiu savižudybės susinaikinimo mechanizmą. Ir arba sąmoningai, arba net į pasąmonę. Jeigu aš paskui, kad aš nenoriu gyventi, matai, mes sakom, pasąmonė yra žinas. Iš kur atsiranda visos tas savižudybės nuostatas, galvoju, susinaikinimo programos, lygios, tai paskui gali atsirasti iš to visokio griūtis gyvenime pačiais įvairiausia. Vien dėl to, kad aš, pavyzdžiui, vaikystėje kažkada kažkur, pavyzdžiui, ten kažkokie skriaudai įvyko, ar dar kokia neteisybė didelė pamačiau, ar ten tėvų drama, žinai, kažkokie ten. Ir aš pasibaisėjau to gyvenimo, šitą egzistenciją pasibaisiu, suprantate, kaip vaikas, kaip siela dar, šitą inkarnaciją galiu nieko, taip pasibaisiu ir sakau, aš nenoriu gyventi. Aš pagalvoju, kad aš nenoriu, pagalvoju nuoširdžiai, kad aš nenoriu gyventi, viskas, aš jungiu jau. Duodu komandas mėgimą, aš nenoriu gyventi. Esmeniais ieško, kaip padaryti, kad tu negyventum. Pasąmonė tavo ieško, dirba ant to, kaip negyventum. Aš galvoju racionaliai, tai aš nenoriu gyventi, kur man viso, žinai, plus dramaturgija, žinai, ir galvoju, žinai, kaip vaikas. Va, žinai, dabar tai aš atkreipsiu save dėmesį, aš nusižudysiu, žinai, pradai. Va, ir žliumkit jūs tada, aš gulėsiu, karstėje matydavau, aš kaip gulėsiu, karstėje žliumkit. Aš irgi atsimenu. Nu, matai, galvodavau irgi, pradai, ir žliumkit. Aš vis kaip jo karstė guliu pasižiūrėjau, žinai, kaip verkė, aplinkui mama, tėtis. Ir aš matydavau, įsivaizduoju, kaip. Čia pasirodo mums dėmesio trūkumas, pradėjau, ir mes įsivaizduoju. O kitas dalykas, matai, kas yra. Vėl aš kalbu apie šitas nematomas būtybės, žinai. Kai tik tai tu biškai dažniau ir intensyviau, emocionaliau pradedi galvoti apie savižudybę, tu pradedi generuoti atitinkamą dažnį signalą iš savo kaukolės, emociją, supranti, ir iškart ir automatiškai prisistato bėsai. Tie demoniukščiai, supranti, iškart ir automatiškai prisistato. A jų mechanizmas veikimo yra paprastas. Jie suinteresuoti, jie mintė tavo šitą emociją, o kaip seksualiniai demonai mintė tavo seksualinę energiją, ten azartinių lošikų, ten kiti velniai mintė, žinai, nors ten jie visi daug maž viena hebra, žinai, gimininga, žinai, porušiai. Tai šitie mintė tavo šitą juodą energiją ir plus jie dar didžiulę atrakciją gauna iš to, kai tu nusižudai, realiai, žinai. Jie didžiulę atrakciją gauna iš tų visų giminių, kurie ten paskui iš tos visas dramas. Iš viso to negatyvo, kas ten dėdasi. Plius tu pakliūni praktiškai į jų tuos arodus, žinai, pamirties dažniausiai. Tai irgi. Tai viena iš pagrindinių motivacijų, paskui biškai, kai skaisim vyresnių žmonių, žinai, savižudybių, tai yra susiformuoja iš visišką ateizmą. Kai jis galvoja materializmą visišką. Kai jis galvoja, kad aš esu tik tai kūnas, tik tai aš tą būtybę, nėra žmogus yra problema, nėra žmogus nėra problema. Ir ant saisės taip galvoja. Всё. Tuo aš išspręsiu visas problemas. Susinaikinu ir pabėgu nuo problemų. Lygiai taip pat ir aš galvodavau. Aš turėjau gyvenime daug visokių dramų. Ir plus net didelių dramų, net ir paauglystėje, man paprasčiausiai nebepatiko egzistencija. Aš buvau berniukas, pradėjau bręst, šitie visi sugyvulėjau. Man tai siaubingai nepatiko, aš sugrubėjau. Būdamas berniukas, aš atsimenu, aš su baisiausiu liūdėsiu ir dramatizmu išgyvendavau, kodėl aš nebematau grožio rudens, tokia, žinai, realiai. Kodėl aš nebematau grožio paprastą vabaliuką, nebematau, suprantai, man įžavėdavo kiekvienas spalva, aš spalvų nebematau. Aš matau, suvokiu, kad čia tokia spalva, bet aš jas neišgyvenu. Kas čia pasidarė su manim? Aš nesuprantu, kas čia pasidarė.
Gyvenimas dar niūrus, pilkas, supranti. Aš pats visas gyvulėjau, gyvulinis instinktas kažkoks dominuoja man, žinai. Niūru, pilka. Aš racionaliai pridėčiau, aš nenoriu gyventi. Aš nenoriu tokio gyvenimo, man nepatinka. Plius filosofija, žinai. Man, pavyzdžiui, kas mane liečia, tai žinai, prasivą, kam čia, kokia čia prasmė, kokia, nėra, bet absurdas visiškas. Skirtumas čia koks, aš būsiu ar nebūsiu, geras būsiu čia ar blogas, čia idiotų, tik tai paaiškėjimai, kad, reikia būti geram, moraliam, žinai, ten, tu, žinai. Koks skirtumas, tai idiotai, jūs sako, koks tu būsi, stiek su pusė. Tai va, žinai. Jeigu mes intarpą padarom, kaip padėti tokiam vaikui? Padėti, tai dabar mes ir bandom padėti, kalbėti. Tai kalbėdami va šitą žinią, kaip tu jam padėsi, jeigu jis galvoja, kad jis yra esas šitas mėsos gabalas, šitas smegenys, kuris išjungs ir problemas baigsis. Arba saugiai žmonės taip galvoja. Jeigu tu jam dabar pradėsi sakyti, kad egzistuoja, kaip aš sakau, vėliniai, bėsai, žinai, kurie tik ir laukia tave ir ką noriu pirmą pasakyti, kai tik tai tu nustoji apie tai galvoti, jie iš savo resursų energetinių, tas vėlinės tarytum skambina per galvą tau, dir per smegenis, iš savo resursų signalą varo, žinai. Skambučių to, giminingų, tam dažnai, kai tu mastai apie savižudybę, supranti, tokį pat, rezonuoja tą smegenų centrą, kur ir tu tarytum vėl nei iš to pradedi, žinai, galvoti apie savižudybę. Apie savižudybę, įkyriai. A paskui tu pradedi formuoti jau grinai pagal vadinamą sekretą sistemą, vadinkim, žinai, tu pats pradedi formuoti įvykius, supranti, tą psichikį visą galę. Tu pradedi kurti savižudybę, tu kuri ir formuoji tuos įvykius, kuriuose tu paskui juos ir atsiduri pats. Pradedi. Sukuri pats savo visą tai ir nusižudai gal. Tai sakau tik tai tiemą, tai kad vienas dalyko toks tarytum žmogų racionaliai to, tai ką, aš pabėgsiu, žinai, o išsispręsiu visas problemas, žinai. Nusižudau ir dingstu. Jis iš vis pateisinamas ir suvokimas. Pabėga ir viskas, ir užsiknyskit jūs galvoje. Nes nėra jo skirtumo dabar jam jau. Ar jaugi nebėra. Ar ten vaikus, sako, kaip jis drįso, vaikus paliko. Na, koks jam skirtumas, jie nebėra. Jeigu tai būtų. Bet taip nėra. Supranti? Bet niekas to nežino. Dauguma nežino. Arba bent jau neturi konkrečių patirčių. Tai praktiškai niekas neturi tokių patirčių. Niekas savo akim nėra matęs pragarą. Beveik niekas. Aš esu matęs. 100,000 kartų. Aš girdėjau daug liudijimų. Tu liudijimų girdėjai. Bet tai yra tik tai vis tiek girdėjimas. Tu savos patirties neturi, žinai. Vėl gaunas, kad tu tuo tiki. Supranti? Tai kaip jums? Ar tu matei, kas nors matė tą vadinamą anapusinį pasaulį? Ne. Tik tai tik liudijimus. Va vienas iš tų dalykų, ką aš ir darau, žinai, mokinu žmonės, tai savo akim pamatyti. Nes kitaip negali padaryti. Kito patirtis, šito vietai tu negali pagauti kito patirties. Visas mokslas stovi ant patirties liudijimo. Supranti? Ant faktų. Savo paties patirties. A čia nėra. Šitą dalyką gali patirti tik savo patirtimi. Mokslas neturi tokio jautrumo prietaisų, kuriais nufilmuotų pragarą. Jau turi mokslas prietaisus, kuris nufilmuoja aurą tavo. Jau turi tokius prietaisus, konkrečiai. Vaiduoklius nufilmuoja. Tai va, žmogui jisai grinai teisinės sprendimas toks racionalus, kaip daugumai, supranti. Nusižudys ir baigta. Kiti nusižydo, žinai, nebeištveria tarytum kančios ir jie galvoja, kad irgi pabėgs. Va, vaikai dažnai, kurie žudys paaugliai. Aš nekalbu apie šitą satanistinę madą, kaip tie dabar yra. Kaip tie vadinasi, kur šitie emai visokie. Supranti. Čia yra, šitie, pavyzdžiui, emai, tai yra čia demonų sukurtas cirkas žmonėm. Kas yra paaiškinti? Emo yra tokia kultūra, kaip gotai panašiai, žinai. Mirties išvis, nusižudimo. Jie įsivaizduoja, kad tai yra žaidimėlis. Supranti? Tai aš tau tik galiu pasakyti vieną dalyką, kad kiekvienas tas emas, jo emas esantis, tai jis jau esti kaip tu velnių emisaras atstovas šitą planetą. Tai pats to net nesuvokdamas gal. Jis galvo, kad čia bairis, juokas. Čia ne juokeliai. Viskas. Absoliučiai, totaliai, fataliai rimto. Tu tik pradėjai jungtis į šitą hebrą. Всё, tu jau įsijungi į pragaro hebrą. Demonam, jūs esate tik tai atrakcionas. Suprantate, tai mikiukai, kuriais jie žaidžia. Velniam šitiem. Tai va. Reikia vieną dalyką, tai, sakau, tu dabar savižudžiui potencialiam, jam atrodo, kad čia yra sprendimas. Čia joks nesprendimas, iš tikrųjų tu patenki, iš tikrųjų kokį minimum 1000 kartų blogesnę būseną patenki, netekęs šitą kūną, nusižudęs. Kokį minimum 1000 kartų. Tai ta visa ta kančia, kuri buvo iki tol,
dėl kurios tu tipo žadėsi, tai kai tu būsi pragare, vadinama, tai tavo inturis, tokia palaima buvusi, tokie džiaugsmių begalinių, supranti? Į vienapusiškai taip kalbėti irgi negali. Gali būti ritualinė žmogžudystė, savižudybė, žinai. Šviesių ritualų, sveikas išėjimas, supranti? Tai kaip eutanazija, panašiai, žinai. O kalanta, kur susidegina dėl idėjos? Greičiausiai, kad nieko gero. Greičiausiai, kad tai pragada irgi neina. Visi tokie neina pragada. Jeigu padarytų, dabar budistai deginasi Tibete, pavyzdžiui. Gyvi? Nu, taip, apsipila benzus, susidegina. Protestuodami prieš Tibetą, taip, aš reikalaudami Tibeto nepriklausomybės. Tai jeigu žyniai protingi išminčiai padaro protingus ritualus, supranti? Tai ką reiškia? Jie tave paruošia mirčiai, jie prisiskambina anapiliniams ten chebrai, giminiai, dar kam nors, tegu jų vienuolyno, ten kokiam ten, žinai, ten tiem adeptam astraliai gyvenantiems, jie paruošia, kaip į kelionę. Čia praktiškai galim sakyti, taip kaip tai jau suruošia į kelionę. Savižudys tai yra tolygus žmogų, kuris važiuoja traukiniu, supranti, ir iššoka iš traukinio kažkur dykvietį. Arba tie, kurie žūsta avarijais, irgi panašiai toks dalykas yra. Jų niekas niekur nelaukia, jie nepasiruošia, nes nėra jokios stotelės ten. Suprantate, nėra jokio komunikacijų. Iššoka. Savižudai geriamas kiti šis iššoka ne į stotelę, kur keliauti reikia kažkur, suprantate, a iššoka į kanalizaciją. Suprantate? Tai jie gyvena kanalizacijai. Ir žinai, kiek laiką tai gyvena. Nes jis nenuspėjamai gali išsėdėti. 100 metų gali išsėdėti. Savižudys. Ar žuvė karuose gali išsižudė, kurie, žinai, ten ne ta žodis gaila. Aš sakau, žinai kaip, jeigu savižudžiui bet kuriam, iš vis pasauliečiui bet kuriam parodytų tokie, ne aš neskau pačią žemiausią pragarinę sluoksnį, žinai, filmuką parodytų, kas ten dedasi. Tokie banalus pragarą parodytų, žinai, filmuką, žinai. Nu, filmukų net protis, reikia tiesiog prajaust, net mat kaip kalbėjau, tie nebe fiziologiniai jutimai, tai jau subtilesni kūnai, tavo jutimai yra nelyginamai subtilesni, gilesni, žiauresni, tai visi, niekas nieko nebepriverstų nusižudyti, niekas net nebandytų net rizikuoti, ant kiek tai yra kraupu, ant kiek tai yra baisu, ant kiek tai yra žiaurų, ten, supranti, ten tau, ir matai, kas dar yra, labai svarbu, žinai, kad mes, kai būnam šito tikrovėje, pavyzdžiui, ir mums čia būna blogai, daleiskim, žinai, kalėjimą pakliuvom, žinai, kaip ir pragarinis lygmuo, žinai, bet tu turi turėti momentą kažkur pasislėpti, atsiriboti kažkaip, supranti? Ta būstinė dar gali kažkaip pakeisti. Galiu užmygti, supranti? Išeiti sapne kažkur. Ten būdamas tu niekada nieko nebegalėsi pakeisti. Tavo būstinė ištįsta ir pastoviai bus pati siaubingiausia, nėra žodžių. Tai tiesiog žodžiais neišreiškimas yra siaubas. Tu tai įsivaizduoji dabar, tu būtum, dabar, bent trupučiuką tokį asociatyvą, dabar tokia, kad tu čia sėdi, ir dabar štai įmesiu į kanalizaciją, arba įmesiu iš tave į statinę kokią nors, kur rūgštis, paras, eina kokie amoniakai, dvokai, va tokių praslojkių, žinai, yra, tarp visokių tų lygmenų, žinai, to pragarą, išraiškų, žinai, įmesi tave į kokias tai statinę, įsivaizduoju, tu tenais iki pusės sėdėsi chemikaluose išmastėse srūtuose, visas oras bus pritvaikęs garų šlikščiausių, supranti, smelkiančių kiaurai tave. Ir dar iš tas skyščia visą aplink į tave eis tokie, šitas skyščius jau 100 metų gyvenančias išprotėjusias būtybės, kaip zombiai jau filmas, ir visai pat. Ir tu ištisai ir ištisai ten būni. Tu negali iš ten paveikti. Plius tą sugebėjimas pajausti, jutimas yra nebe fizinis jau, o dvasinis, tas dvasingesnis daug. Ir siaubingas košmaras. Net jeigu pakliūni, yra tokie lygmenukai, kur ne visai pragariniai, žinai. Pakliūna savižadžiai, kur ne visai va tokie, čia alkoholikai pakliūna tokie šlikštiniai, narkomanai, žinai, pakliūna va tokie sterpės šlikščiai žiūri, žinai. Savižadis gali pakliūti tokie sterpės, kur palyginti su už to dar ne taip šlikštų vaistų, bet ant tiek yra, žinai, ten niūru, ant tiek siaubinga yra vienatvė gali būti, pakliūna, kur visiškai viena, taip iššoka iš statelė, žinai, kur nieko nėra.
Šis absoliučią tuštumą, slegiančią siaubingą tuštumą. Nėra kur dėtis, nėra kur višys vienas, ištisai, alkis, šaldys, badas. Nu, yra jau absoliučiai siaubingi dalykai. Bet matai, kas yra ateistinis, materialistinis šitas požiūris, matymas. Tai čia gali kalbėti, kiek, viskas vaiksta, žinai. Kol jis pats nepamatė, nepatyrė, žinai. Kad pakliusi, žinai. Į tas lygis. Aš pats taip galvoju, žinai. Buchmilo, kad aš nesužudžiu. Nes aš tai norėjau nusižudyti, nebūtinai iš kažkokios ten psichodėlikas, isterijos. Aš taip sakau, racionaliai buvau pries išvadą, žinai. Nenoriu, neapsimoka man gyventi. Taip. Aha. Biškai. Aha. Aš galvoju, kaip išjungti šitą kebulą. Aš jau išnykti ir viską, žinai. Kol išnyks ir viską, žinai. Atsuktuvą kokį kišti, išjungti, kokį centrą, ką nors varandį. Kaip, žinai, mechanizmą išjungti. Paskui vis gal, dar spėksiu, dar atidėliu, tik to. Paskui jau gavau šitas patirtis visas. Žodžiais neišteiškama yra, supranti. Tai yra tiek nejuokinga, žinai. Štai kaip yra tas pasakymas, ir savo priešų nelinkėčiau. Tai čia tas atvejis yra milijardą kartų, žinai, išreikštas. Ne jokiam, ne vienam gyvai būtybei atrodo nelinkėčiau. Ką jis taip, ką nori, taip padaro, kad tik ten nepabliūtų. Tai yra siaubu. Kas čia siaubu? Čia žodžiai juokingi, žinai. Tai jeigu sumažinant numušai irgi sakai patenka, tai reiškia kažkas jau suplanavo. Ne visada viena mechanika, bet dažnai tai taip, žinau. Ypač jeigu jaunas dar žmogus, kur jau būna, žinai, senesni, žinai, ir daug išimčių. Dažnai chebra kaip tik iš viršaus režisuoja tą įvykius, kad tu žūtum. O dabar, pavyzdžiui, aš galiu žūti ant dienų, realiai, žinai. Bet tai yra jau paruošta. Jis sustrateguotas įvykis iš aukščiau, nes aš jau perspėtas esu, tavo esu sakęs. Tai, būna, kai išvis lėkia, apsidaužė, supranti, jau nebėga iš aistros, tai iš godumo, aišku, ten, tipo, žinai, raunasi didžiulis vienas sėkmės, jis sukelia tiek agresiją savo gyvenime, kad baigėsi katastrofa. Ten jų niekas nelaukia. Plius jų eteriniai tie kūnai, tie būna užkrauti, tiek užkrausti būna, aistrom, emocijam, žinai, galbūt ten, žinai, kokiam nepasidalinimu, žinai, dėl babkų, dėl turtų, dėl kokių nesąmonių, intrigų, žinai. Žemų vibracijų iš tų, žinai, kaip savo žvyrios būna prigruzinti, jis grinai kaip fizika, jis negali pasikelti, jis pilnesnis lygis. Jis pasmerktas kaboti ilgiausiai ten, vadinamas tose tarpiniuose sluoksniuose, kaip skaistyklas atitinkamos, kol iš čia visą tai išsigaros per nežinia kiek metų, dešimtmečių, šimtmečių. O apie savižudybę jau baigiam? Tai sakau, kas savižudybė, jau toks mechanika atsminks, tai reikia žinoti, kad sakau, vos tik tai tu pradedi emocionaliau trupučiuką galvoti apie savižudybę, tu jau, žinok, garantuotai tau prisistata iškart chebrytė tau už nugarytės. Ir jau trina rankytėm. Ir jau lengvai tavęs nebepaleis, jau tu potencialus esi, viskas. Supranti? Всё. Gintarė, dabar aš dar tokį klausimą. Tai biškutį pabaigsi dar temą dėl savižudybės, kad atsimink, kad ir tavo palikuonis, ir tavo vaikai jau bus po dėlniukų šituo. Jau biesas žino, pagal šitą biesai galima sakyti žino šitą evoliuciją, kad tu perdodi savo programas visiems, supranti? Jau jisai žinos, kad tavo vaikai, tavo anūkai, tavo proanūkiai jau potencialus bus savižudžiai, supranti? Ir jau jis jos erzins, gaudys, provokuos. Už tai, nes tai vis per gyvų neįeina tos savižudybės, supranti? Nes jeigu pažiūrėti į žmonės, kurie nusižudė ir jų vaikus, aš pavyzdžiui, kiek turiu patirties. Didžiulė tendencija yra, kodėl. Tai jie labai, psichologiškai pažeisti labai. Tai jau jie visi kaip velniuko jau registrė stovi, žinai. Tai yra didžiulė atsakomybė ir nežaidimas, žinai. Aš su vienu piliečiu kalbėjau irgi, taip, jisai jau ruošėsi irgi žudytis, ten tokių visiškai kretiniškus, ten, žinai, aplinkybių. Dėdas jau metus, žinai, gramą padarė, atsidarė, jis ten man atsivožė, žinai, dažnis, žinai. Aš paaiškinu, visas banaliai mechanika, žinai. Ir atsimink, sakau, jis jau vaikų turi, tai sakau, tu, sakau, čia tavo šitas kažkokius gaidiškas, sakau, ambicijas spręsdamas nori nusižudyti, sakau, žinai, bet atsimink, sakau, kad tu šitaip, žinai, vaikus mylisi, žinai, sakau, žinai, atsimink, kad tu įtrauksi jau įtraukęs, jau tu padarai didelę, žinai, jau bėdą, žinai, savo vaikam, jau jie visi dabar potencialų savižudžiai, bet jeigu tu nusižudysi dar, sakau, tai skui bus jau tikimybė
Minimaliai, gražiai kalbant, tai 30%, kad jie irgi bus savižudžiai. Supranti? Nes ant jų sakau, kaip šiukai, jau dirbs. Tu jam jau visus perdodi į velnių registrą, visus savo palikonis, tik nežinia kokios kartos. Supranti? O tai tas pats lygiai ir su kitom dvasiom ir alkoholizmo, ar paleistuvystės, jeigu taip įvardinti. Viskas panašiai, su visų priklausomybėm. Matai, kaip biesai yra nemirtingi. Tam, praktiškai galima sakyti, jie yra nemirtingi. Ir jie laukia, supranti, jie vienodai išėja. Čia tu miršti, pavyzdžiui, supranti, jau tu. Bet tavo palikonis ateina, jie gyva sėdi, va čia pastovi. Jie vienodai išėja, ateina, išeina, supranti, jiegi pastovi čia būna. Mes tai toliau ateinam išėti, jie pastovi čia būna. Ir jie šefuoja tą giminę, kol praktiškai dažniausiai jie visai suėda.